apsiklijuoti ir šiandien dažysim. Tai tarpdarį va tokį paralončiuką dedu. Dažymui paruošta. Visai neblogai nusidažė. Nu viskas. Poršas pabaigtas. Tai ką, sveiki šį kelią. Aš jau pradėjau Porsche šveisti gruntą. Tai palikau per savaitgalį dar, kad padžiūtų, dar pastovėtų gruntas. Tai šiandien pirmadienis, žodžiu, tai va, pirmą pradžią padaręs, tai dabar eisiu su mašinėlė susišveisiu, tai žodžiu susišveičiu, reiks tada apsikeisti mašinas, apsiklijuoti ir šiandien dažysim. Tai va tokie šiandien darbai, Porsche nusidažysim, nežinau, ten dar golfą turiu, tai kažką su golfu gal nuveiksiu, tai... O gal ir nespėsiu, nes čia bus ką veikti, apsiklijuoti. Čia va, kaip pagelbėjo gerai. Tas pakrovėjo laidas, žodžiu, va čia yra guma tokia, tai pakrovėjo čia va su kiši pakelia tą gumą ir tada pagali sušveist gerai ir kai nudažai palentą, nes va, kaip šitoj pusėje va prigūdė. Tai iki šitą laidą ir labai gerai, tai va gal kažkam pravers toks bairiuks. Ir tiek, viskas, einu toliau šveist. Pūkšt, golfas jau čia nais, Poršas tenais. Taip. Tai vat. Einu apsiklijuot ir eisim dažyt. Čia va yra speciali tokia izoliacija. Aplink langus, aplink gumas va visokias. Tai ją va taip paėmė, čia va, žodžiu įkiši ir čia toks plasmasinis gaunas, nuspaudžia tą gumą ir po ją pasipučia dažai, paskui užtraukia ir tą gumą užlimpa ant viršaus. Tai šiaip geras dalykas, palengvina klijavimą tokiuose vietose. Tai va, pradėjau apsiklijuoti, tai čia va, sakau, į tokias gumas, tai va laidą geriausia. Pakrovėjo geras jisai, nes dėl to minkštas toks ir gerai įlenda. Ir čia gerai gaunasi. Tai va, atklijuoju tai jau. Tai tarpdarį va tokį paralončiuką dedu, užvarai čia pali kraščiuką. Aišku, paskiau. Ai, gerai čia. Gerai užsispaus. Čia užklijuoju izoliacijas. Ir viskas va. Bumt, užsidaro. Gražiai užsidaro tą angelę, neprisipučia į vidų. Vat, klijuojam toliau. Viskas, dažymui paruošta. Apklijuota, viskas, tik kaip reikia, ten dar tos dvi detalytės yra paruoštas. Tai viskas, ką einu maišytis dažus ir eisim dažyti. Tai nudažėm vakar Porsche, galim šviesos daugiau duot. Visai neblogai nusidažė. Visai neblogai, yra keletą šiukšlyčių yra, bet tikrai labai nedaug. Matai čia per kamerą. Tai vat, visai neblogai. Nu, tai va, reiks. Žinau, šiandien dar galvoju palikti, reikia musėt iki vakaro, gal netgi iki rytojaus, dar tegu padžiūna. Nes vis tiek. Čia va, tėvą nusidažė.
Gražiai. Taisiu turbūt prie golfo padirbėsiu, čia tai tegu dar pabūna, pastovi. Tai reikės susitvarkyti šiukšlytės paskiau. Čia buferį suvest. Ir ką, ir surinksiu tada poliravimas ir kiti darbai. Tai einu prie golfesterio pakariauti su radimu. Tai va, jau su Porsche pajudėję darbai, tai susirinkau viską, išsirinkau šiukšlės, tai dabar viskas gražu. Jau čia prasibėgau vienu etapu šitą pusę, prasipoliravau, tai dar paskui antrą etapą prabėgsiu, aišku, visą pirmą praseisiu. Tai va, tai po biški, gražėja, tai visai bus gražu. Tai va, tai einam toliau, dabaiginėt Porsche'ką. Žodžiu, va taip, va. Lipdukas nusiminėja tokiu būdu. Gražinam Porsche, tai dabar reikia lempas, tai va, kaip atrodo prieš. Parodysiu, kaip nusipoliruos, nes tokios geltonos biški. Gal jos kažkiek ir yra geltonos, bet, pats stiklas, bet turėtų būti šviesesnis. Pažiūrėsim, kaip susipoliruos. Tai va, čia ta šonas jau pirmą tapėlių prasibėgta. Čia irgi va, kur yra. Matosi, kur biški įtepiau dažų, papoliravau, tai, geriau atrodo negu buvo. Patepliuojau čia dar. Tai va, einu. Lempičkės reikia nupoliruoti. Dar buferis liko nedarytas ir pasibaigiu čia, einu tada antrą etapą prabėgu. Kas dar liko čia, pravalau ir viskas. Bus pabaigta, tai va, įsivarysim tada į lauką, pasižiūrėsim, kaip laukia atrodo, šiaip tai turėtų ledukas toks, kaip tokių metų, tai dar šiaip iš tikrųjų labai gerai išlaikyta. Tai va, toks neeilinis. Jau čia nupoliravau. Biški skirtumas yra, ta tokia mutnesnė, tai jau tokia skaidrutė. Viskas, Porsche'as pabaigtas, pabaigiau nupoliruot, tai dar praėjau čia, prajuodinau padangas, plasmasės va šitas prajuodinau, čia atnaujinau biškį, tokios pabalė buvo, fariukės atsigavo, žodžiu, prasipoliravo visas, praėjau, dar prataškavau visur, kur kažkokie smulkus defektukai buvo. Tai va tiek, tų darbų, kaip ir pabaigta, va, saloniukas, aišku, išsivalys čia turbūt dar. Motoriukas va ten tupi. Toks įdomus modeliukas iš tikrųjų. Biški smagiau prie tokių dirbti negu prie kažkokių eilinių automobilių. Tai va, ką, varom į lauką ir pažiūrėsim, kaip laukia atrodo.
Nu visai gerai čia gavosi. Pasižiūrėkit. Eina savo. Gražu. Tai ką šį kelią? Pabaigtas dar vienas automobilis, iš tikro tikrai gerai gavosi ir atsipoliravo ir kas dažėsi šiaip tikrai labai gražiai nusidažė, pasijuodino, pasitaškavo kur reikėjo, tai viskas tikrai neblogai, rezultatas geras, manau tikrai. Tai vat ką, aš einu skaičiuot bablo, kiek čia gavosi tie visi darbai ir šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitose video.